Atsiprašau, antra dalis, nes labai mano mieste sunku kažkur tai atsisėsti, pabūti. Aš net važiuodama į kitą miestą, prie manęs visada atsiranda žmonių, kaip sako, kaip tu viena gali važiuoti, man nėra problemos kalbėti, nes jeigu aš norėsiu kalbėti, aš visada rasiu su kuo pakalbėti. Ir situacija iškyla tokios aplinkybės tai, kad netgi, sakykime, norėdama pabūti viena arba norėdama va jum perteikti kažką, visada yra būna, kas gali ne tai, kad sutrukdyti, bet gali pasikeisti truputėlį planas be plano, todėl aš nemėgstu eiti kažkur konkrečiai, kad bus taip ir taip, visada jokių lūkesčių, kaip ir tarp žmonių, kas kiša tarp žmonių komunikaciją, ryšius ir bendravimą, tai dideli iškelti lūkesčiai. Ir dabar paminėjau apie išvažiavimą į kitą miestą ir kad ir paskutinė tokia buvusi situacija, kada autobusu važiuoju prie jūros į Jūrmalą ir kada jau po, sakykime, laukiant autobuso, atsisėdu ant suoliuko, atsiklausiu, ar aš galiu prisėsti ir mes bendraujam su nuostabiai, fantastiškai išmintingu, nuostabiai atrodančių senjorų, už mane gal 20 metų vyresniu, prašom, ir užsimezga pokalbis. Žmogus stilingas, žmogus nuotaikingas, žmogus jau esantis išėjęs iš savo kūrybos jau pensijoje ir besidžiaugiantis. Ir pokalbis po pokalbio mes realiai vos nepavėluojam į savo autobusus. Jis iš vieno miesto, aš iš kito miesto. Ir tiesiog ir tada va taip, kas vyksta žmonių gyvenimuose. Žmonių gyvenimuose mes vieni kitiems tik tai tam tikram laiko tarpui. Žmogus įsivarė savo stresą, kančią ir nerimą, nes turi savo įsivaizdavimą, savo įsitikinimą, kad tam tikri žmonės mūsų gyvenimuose turi būti konkretų laiką, tokiam pavydale, tokiuose, sakykime, veiksmuose į mus, ir mes juos, tačiau pokalbis yra įvykęs, 1,5 valandos nuostabaus bendravimo ir žmonės įsiskirsti į savo kryptis be turėjimo lūkesčio vienas į kitą, buvo tik tai geras laikas su informacijos apsikeitimu, panašaus gyvenimo būdo, sakykime, kažkokią, sakykime, įžvalgą aš jam ir jis man, įvyko mainai ir su šypsenom, sakykime, vyksta atsisveikinimas. Kitas įdomus momentas, žmogus klausia, pasikeičiam kontaktais. Aš įsijungiu savo internetą, ieškau socialiniai erdvėje ir man to žmogaus nemeta. Visiškai nemeta. Žmogus pasako, aš parvažiuoju namo ir aš parašau tau. Aš parodžiau, kaip mane rasti, sakykime, kaip identifikuoti ir, sakykime, sako, gerai, aš prisistatau, pasirašau ir mes tai pasikviečiam. Praėjo 2 savaitės, įsivaizduokit, aš parvažiuoju į savo miestą, vėl man žmogaus nemeta, nerodo, visiškai neranda. Ir aš tikiu, kad tam žmogui irgi manęs neranda, jis neranda, nerodo. Todėl, jeigu įkristi į aukos poziciją, kaip čia taip, jeigu priimti momente, kad vyksta taip, kaip turi vykti, pačiu geriausiu man būdu, bet tik tas žmogus konkretus buvo skirtas tik tokiam laiko tarpui, lieka begalinė meilė, dėkingumas ir padėka visatai, kad va, šį kartą aš praleidau laiką ne su knyga, ne vienumoje, bet praleidau nuostabiai laiką bendraujant, besišnekant su nuostabiu pašnekovu, kaip jam, kaip man, be lūkesčio, be pretenzijos, be kažko, kad jis privalo, kad kažko, ko jis nepadarė. Tokiu principu viskas vyksta ir mūsų gyvenimuose. Mes patys pasidarom savo filmą, savo įsirėminam, apsiribojam, apsilimituojam ir einam iš tos pozicijos, kokią kuprinę esam
prikaupę ir kiek esam pridirbę, kiek esam apšvarinę, kiek per žmonės esančius mūsų gyvenime mes esam pamatę save. Nes aš bendrauju su kitu žmogumi, aš matau save. Aš bendrauju su savimi. Tas žmogus atėjęs ir sutikęs pražaisti mano gyvenimo scenarijų, mano gyvenimo spektaklyje, jis man pasitarnauja man pačiu geriausiu būdu. Ir kiek aš sau leidžiu tai pamatyti, tuo greičiau užsibaigia tas žaidimas. Ir prasideda kitas. Niekada nebūna taip, kad visiškai baigiam žaisti žaidimą. Niekada. Mes pereinam iš vieno žaidimo į kito. Taip kaip žmogus atėjęs ne vieną kartą yra pirkęs savo vaikams, ar atėjęs su mama, ar pirkęs savo jau vaikams, ateina į žaislų parduotuvę ir yra kiekvienas žaidimas su savom taisyklėm. Mes pasirenkam tokį, koks tuo metu mums yra norimas, koks mums yra tinkamas, kokia mūsų, sakykime, koks mūsų skonis, koks mūsų stilius, kokį mums įdomu bus žaisti. Lygiai tas pats vyksta ir gyvenime. Jeigu žmogus vaidindamas teatre gauna vaidmenį ir jis išeina iš vaidmens į realų gyvenimą, ne faktas, kad ne tokį patį iliuzinį, bent jau jisai prisimena, atėję čia su savo scenarijumi, mes tos pusės neprisimenam, kada su šiais žmonėmis mes esam susitarę sielos lygmenį, kada pasitarnaus mes jiems arba atvirkščiai jie mums savuose spektakliuose. Viskas paprasta. Ir kai supranti tą mechanizmą, kad viskas tai yra laikina, viskas tai yra tik žaidimas, viskas tai yra mano sukurtos sąmonės rezultatas ir veiksmas, tiesiog nebėra, kad ne tai, kad nebėra emocijų, patirčių, ne, tiesiog mažiau mes pastringam, tik tai įsižnybė, ir vėl įkrytom į tai, ar ne, ir kodėl skirtumas tik tarp teatro, kad ten prisimenam, o čia neprisimenam. Jeigu prisimintume, tie žmonės mums nesuteiktų tokio gylio patirties, nebūtų tokio tikrumo, tokio natūralumo, nes nusakytų, baig, čia atsimeni, ta prasme, jeigu atsimintume, kad mes susitarę, kad kažkada tam tikroje vietoje, tam tikrų laiku mes susitiksim ir tas žmogus mums pasitarnaus, taigi mūsų reakcija visai kita būtų. Dėl tos amnezijos, su kuria mes einam per gyvenimą ir rinkam savo kankorėžius ir arba pastringam dėl 20 cm tvoros ir nekalbam su žmogumi visą gyvenimą, tai tik mūsų sąmoningumo lygis tuo metu. Gal mums taip ir reikia šiame inkarnacijoje tokią patirtį turėti, kad tiek metų pykti, tiek metų nežiūrėti, tiek metų nekalbėti, tiek metų nešioti akmenį užantyje ir tokio būti surūgusioj pozicijai. Bet jeigu aš jau pradedu kelti klausimus, jeigu aš žinau, kaip tai yra, ir jeigu aš jau paprašiau lengviau, tai pamatau, priimu, kad tai ir aš atsakingas už savo gyvenimo realybę, tai ką aš atsimerkęs matau, tai esu aš, tada labai greitai viskas uždaroma, padėkojama, paleidžiama ir einama toliau. Ir lygiai taip pat, kas liečia, kada dingsta žmonės netikėtai iš mūsų akiračio, be paaiškinimo, kodėl tokia situacija mums sukuriama,
viską, tai ne apie juos. Sakykime, jeigu partneris liko, ne, susitiko mergina ir atėjo partneris į jos gyvenimą ir jie susipažinę, jo kūrė kažką ar ne, yra mergina, yra partneris, taip, ir jisai sutiko ateiti, atitiko, jisai apsisprendė, mergina įsileido, davė sutikimą, nerado, nes aš kaip dažnai sakau, reikia pirmą pamesti, kad rasti, o žmogus gali rasti, grybą gali rasti, gali kupiūrą rasti, gali batą rasti, kažkieno pamestą, gali atėjau va į parką, kažką galiu rasti, dar kažką rasti, bet ne žmogų, kad ėjau radau. Žmonė, iš mano pozicijos ir mano filosofijos, žmogus sutinka kitą žmogų, žmogus prisileidžia, jeigu jam rezonuoja, jeigu jam reikia to kontakto kažkuriam laiko tarpui su tuo žmogumi ir žmogus atverdamas širdį įsileidžia į savo erdvę, gyvenimą ir tada vyksta kūriamas ryšys ir komunikacija tam tikrose situacijoje, per tam tikrus poelgius, per tam tikrus savo įsitikinimus ir atėjęs partneris, nes jisai sutiko pas tą moteriškę vardu tokia ir tokia, jam tinka metai, jam tinka vietovė, jam tinka, nes jai yra poreikis į tą žmogų dėl kažko, šiam žmogui irgi yra poreikis dėl kažko. Ir kol yra susitarimas, kad jiems komfortiška, jam faina, nes ta mergina gali ir jinai šiaip, jeigu sąmoninga mergina, jinai gali, jai faina ir pačiai su savimi. Bet su kitu žmogu jai tiesiog linksmiau. Dvigubai linksmiau, daugiau, įdomiau. Ir vienas kitam jie sutinka pasitarnauti ir jie eina kažkurį laiko tarpą, jiems faina būti kartu. Bet atsitinka taip, kad tas žmogus vieną dieną, kaip dauguma moterų rašo, kur jie dingo ir per numerologijos dar, sakykime, per gimimo datos analizės aš matau, aš tokių situacijų prisiklausau. Aš net negalvoju, kad taip dar įmanoma, kad taip gali būti. Žmonės dingsta iš gyvenimo nepaaiškinę, viskas gerai, viskas atrodo, vyksta komunikacija, vyksta kažkokie veiksmai, vyksta pokalbiai, vyksta emocijų apsikeitimai ir netikėtai dingsta. Ir lieka ta moteris, vardu, sakykime, Onutė, ne, jinai panikoj, nesusipratime, apsikaltinime, kas atsitiko, kur tas žmogus netikėtai dingo. Ir jis dingo ir dingo. Arba variantas, kad ta Onutė, jinai kažkokias programas pamatė, uždarė, esant su tuo žmogumi ir tas žmogus viskas, jis padarė tai, ką turėjo to žmogus gyvenime padaryti, jis atliko savo vaidmenį ir jis tiesiog pasitraukė. Kitas variantas, kad tiesiog tas žmogus yra nebeįdomus. Tam žmogui buvusiam jos gyvenime jam nebetinka tokios žaidimo taisyklės, jis atsisako žaisti. Ir tada lieka tai, ką Onutė darys šioje situacijoje. Ar jinai pradės panikuoti, ieškoti, kabintis, teisintis, atsiprašinėti, įrodinėti, lyginti save su kitais, kažkaip tai parodyti save tam žmogui, ar jinai pagal savo vertybių skalę, pagal turimą, sakykime, sukautą bagažą, pagal savivertės lygį, pagal meilę savo, pagal savo vertybinį pamatą, ar jinai supras, kad okei, galima ir taip, ir gali būti ir taip, jis pilna teisė turi savo veiksmus, poelgius
ir savo traumas bei poreikius elgtis taip, kaip elgesi, tačiau jau aš išeinu iš šio žaidimo taisyklės, nes man nebetinka. Todėl ir yra, kad mes vieni dėl kitų. Nėra taip, kad į vienus vartus. Yra taip, kad kažkas dėl mūsų, kažką mes. Tik tai visada yra, ką mes su tuo darome. Ar mums tinka ar ne. Ir galutinis variantas, ar mes pastringam ir į kokią emociją pakrentam, yra tame, iš kokios energijos mes įėjom į santykį, iš kokio poreikio. Ar iš didelio alkio, ir kuo alkis bus didesnis, tuo gijimas ir reakcija į šią situaciją bus gilesnis, skausmingesnis, ilgesnis ir visoks toks, koks, tik tai traumuotas, kraujuotas ir depresuotas, nes tas žmogus sąmoningai ar nesąmoningai jisai žaidžia savo žaidimą, ar į santykį buvo įeita iš meilės energijos, kad tai fainas laikas, kad tai dėkingumas, kad toks žmogus atėjo į mano gyvenimą ir jis man brangus tiek, kiek jisai buvo jame. Tačiau aš nebuksuoju, aš nepastringu ir aš mėgaujuosi savo gyvenimu toliau, nes iki jo aš kuo puikiausiai tą ir dariau. Aš žinau, kas aš esu ir nesvarbu, ką apie mane, kokį triggerį, kokią provokaciją sukūrė ir pražaidė kiti žmonės, tai aš buvau užsakovas to. Prisimenu, neprisimenu, čia ne apie tai. Lieka tik tai, kaip aš šitai reaguoju ir ką aš su tuo darau. Ar aš priimu kaip augimą ir žingsnelį į priekį, nes tas žmogus suteikia tą patirtį, kurios man trūko ir reikėjo, ar aš toliau kažką darau, kad padarysim ne taip, be šansų. Mes padarysim taip, kaip mums atrodo iš mūsų sąmonės lygmens tuo metu. Suklysti neįmanoma. Ką be padarytume, kaip be pasirinktume, yra dėl mūsų pačių, dėl mūsų turinio. Koks jisai, ar jisai dar labiau praskaidrės, nes tai patikrinimas, kokios vertybės mums svetimos ir aš atsisakau tame dalyvauti ir tame momente aš uždarau žaidimą ir nebe sutinku, stabdau, išeinu, nes man tavo scenarijus, ką tu man siūlai, man nebetinka, man jau nebetinka ir aš lieka tik tai dėkingumas. Ar aš toliau žaisiu nesuprasdama, toliau brysiu ir tankinsiu sunkinsiu savo emocijas ir gilinsiu savo programas ir nesuprasiu, kodėl per kitą žmogų, per kitą partnerį vėl turiu tokią patirtį. Pasirinkdama ir eidama iš santykius ir reaguodama, darydama tą patį veiksmą, nesikeis, niekas rezultatas kitoks jis nebus. Nesvarbu, kad prieš save matau kitaip atrodantį žmogų. Praktika tokia. Komunikuojat, kalbat, turit ryšį su žmogumi, pokalbį, tam tikrame lygmenyje, tam tikrose statusiuose. Visada ar užsimerkę, neužsimerkę, statykit prieš save veidrodį. O pastatot prieš save veidrodį, ką matot? Matot save. Kaip su jumis galima? Jūs leidžiat, viskas vyksta tik mūsų pačių sutikimu. Mes sutinkam, mes įsileidžiam, mes atviri, aš atvira, aš sutinku, aš duodu sutikimą. Arba ne, pasikeitė sąlygos, man nebetinka, aš išeinu, nes aš nebeturiu tų programų, kurios mane trigerina, kurios mane provokuoja.
Suprantat? Todėl niekas nežino, kiek laiko, yra tik tai, kiek man įdomu ir kiek man nenuobodu dar žaisti šį žaidimą. Aš tik tai nusprendžiu, kada aš sau leidžiu uždaryti vieną žaidimą ir pereiti į kitą žaidimą. Ir žaidimo kokybė priklauso tik nuo mano pačios sąmoningumo, nuo mano poreikio, nuo mano energijos ir turinio. Į bet kokius santykių, iš kokios energijos aš einu, iš trūkumo, jeigu iš trūkumo įėjau ir pradėjau kurti santykių, bus reikalų ir problemų. Bus vienokių tirštų, klampių, tamsių, skausmingų, depresuotų emocijų. Jeigu aš ėjau iš pertekliaus ir gausos, bus geras laikas, bus patirtis, bus dėkingumas, bus ryškios emocijos, bus pripildytų akimirkų ir bus lengvas paleidimas. Ok, vadinasi, buvo taip. Vadinasi, to žmogaus sielos planas yra kitoks negu mano. Mano yra kitoks ir aš gyvenu ir einu toliau. Todėl, kada į viską paprastai, su lengvumu, nes viskas labai daug iš tikrųjų iškraipyta, daug primesta, kad yra pasaulis fiksuotas ir turi būti tik taip, vienas variantas, kitokio negalima varianto, kitoks negalimas variantas, tu neturi teisės pasirinkti. Tu, jeigu eini aklai, pagal taisyklės, kurių nežinai, tada vienas rezultatas. Kada, kaip ir aš suvizualiavau, kaip noriu perteikti, kokiais įrankiais maždaug, galvoju čia paprašyti, kad pabraižytų, sakykime, tokią kaip sceną padaryti, kad paprašiau būtų per priemonės parodyti ir man, ateina sprendimas. Aš nežinau to žaidimo taisyklių, aš ne apie tai. Aš turėjau, kad kaip kažkokią priemonę susikursiu aš savo taisyklės. Ir man nesvarbu, kokios jos pagal tai, ką gamintojas išleido. Nes aš galiu kurti adekvati ir man įdomu pritaikyti savas taisyklės. Suprantat? Todėl nesikankinkit, būkit lengvi, kada vieni žmonės ateina, kiti išeina. Ir mes tik tai nusistatom tą laiko tarpą, kiek žmonės vieni ar kiti turi būti mūsų gyvenimuose. Jie turi būti tiek, kiek turi būti. Tas žmogus, kuris turi būti šalia mūsų, jis niekur neišeis. Jis bus tiek, kiek reikės. Tiek, kiek reikės. Nes tai yra reikalingiausias, tinkamiausias, ne vienintelis, ne dar kažkoks. Jisai reikalingiausias, tinkamiausias pagal mūsų muziką žmogus. Nes jeigu aš gyvenime nesu rūkanti, nesu gyvenime bandžiusi rūkiusi, aš juk nesustosiu prie tos, sakykime, kompanijos, kurią rūko, ar ne? Aš eisiu ramiai ir praeisiu, ar ne? Nes ne mano tema. Manęs nekabina, aš nevertinu, aš neteisiu. Jie yra, jie žmonės yra. Bet mano programos nėra viduje, kad aš turiu sustoti. Man tiesiog neįdomu, ne mano tema. Todėl gyvenime mes sustojam ten, kur mums rezonuoja, kur mums atitinka ir mes kur turim būti. Tie žmonės ateina į mūsų gyvenimą tik su mūsų leidimu, nes mes pasirenkam tos žmonės. Jie visokie, jie įvairūs. Tačiau kur mūsų dėmesys? Ir kada supranti, kad sukurtos baimės energijos, sukurtos nerimo, įtampos, pykčio energijos, kada supranti, kad už jos yra didžiausia stiprybė, jėga ir galia, kada už tų energijų, tada būti jose paprasčiausiai nebeapsimoka. Nebeapsimoka, nes tu supranti, paverskit tą energiją, jums reikėtų tą laiką, kurį pykstat, jeigu jums reikėtų perkonvertuoti į valiutą.
Jeigu reikėtų už kiekvieną jūsų pyktį įvardinti tam tikrą pinigų sumą, nu kiek jūs ilgai leistumėt savo pykti, kada atsidarot savo sąskaitą ir vis matot gale dienos minus. Ten ateina ataskaita, ne? Nes tavo energijos buvo tokios. Kai nėra apčiuopiamo fizikoj, kokią kainą mes sumokam, mes tą leidžiam savo. Kada supranti, kokią tai kaina, kiek man tai reiškia, tiesiog nebeapsimoka, nes tai kerta per visas sritis. Ir todėl su pagarba lieka tam žmogui ir dėkingumu, kuris buvo tavo gyvenime, nes įsivaizduokit, kokią meilę jis turi savyje turėti ir kiek pagarbos, kad jisai sutiktų atlikti tam tikrą vaidmenį. Galbūt netokį švarų, netokį, sakykime, gražų, bet tą toksišką, sutenkinti skausmą, bet kiek mes tą pamatysim, tai priklauso nuo mūsų. Tai va, 2 dalių gavosi toksai įrašas, klausimų, aš manau, gali būti ir aš jų tikrai lauksiu, man labai malonu. Ir praktika tokia išeinant ar mums išeinant, ar iš mūsų gyvenimo kitam žmogui išėjus, iš to santykio, kokį esame sukūrę, aš siūlyčiau padaryti tokią praktiką, pasimti popieriaus lapą, surašyti nuo 10, 15, 20, galbūt kiek jums tenai norėsis ir pabūti tame. Tuos poelgius, už ką jūs esat dėkingi tam žmogui, tikrai su kuriuo labai skausminga jums įsiskirti, su kuriuo, kuris paliko labai didelę žymę jūsų gyvenime, kuriam buvo atiduota, sakykime, laikas, dėmesys. Tiesiog nesupykčiu, bet surašyti. Pirmas taip, buvo situacija, dėkinga. Ir prie tos situacijos, prie to dėkingumo parašykit kažkokį teiginį. Man labai buvo malonu, ir miela, kad tokiu būdu tu manim rūpinės. Sakykime, kažkokia antra situacija. Vėl dėkingumas ir vėl teiginys iš gerosios pusės tam žmogui, ar ne? Paskui padarykit taip, savo surašykit, ką jūs tame santykėje ir ryšyje jūs davėte. Nenusiplakant, nes išėjimas kito žmogus iš mūsų gyvenimo gali būti labai kristi savivertė, gali būti nusiplakimas, apsikaltinimas, nusipyginimas, nusivertinimas, susimažinimas savęs, kokia aš menka, ką aš padariau, ko aš nepadariau, ko aš nepasakiau, gal aš netaip apsirengiau, gal netaip pakvėpavau, gal netaip atsimerkiau, gal netaip susišokavau, gal kažkaip netaip apkabinau, gal netaip pabučiavau, gal kažkaip ir užsisuka stop. Susigrąžinat visą savo dėmesį ir laiką, kitaip neįmanoma buvo. Jūs iš savo turinio davėte tai, kad nebūtų priekaišto, kaip jis galėjo. Bet jeigu jūs keliat, kaip jis galėjot, vadinasi, jūs nenuoširdžiai tą darėte, jūs apsimetinėjot, nes santykiuose svarbiausia yra sąžiningumas be melo. Vienas kiek kito atžvilgiu. Jeigu jūs sakot, kad tas žmogus jums buvo brangus, jūs investavot savo laiką, dėmesį, ir paskui kaip jisai galėjo tiek, jeigu yra priekaištas, o tai tada kokia tai jūsų meilė, jeigu tada vadinasi, jūs tą darėte nuoširdžiai, jeigu jūs, kaip jūs galėjot, jūs tada tikėjotės, kažkoks tai buvo lūkestis. Ar jūs davėte ir davėte? Taip, atsitiko taip. Vadinasi, yra dėkingumas, yra pagarba. Aš žinau, kas aš stabdau ir nesutinku, nes man tai svetima. Tokia komunikacija, toks santykis. Aš renkuosi save, aš renkuosi meilę. Ar aš renkuosi baimę padaryti viską, jeigu tas žmogus sugrįžtų į mano gyvenimą, ar ne? Jeigu jis kažkaip bandytų teisintis, pasiteisinti, aš pateisinu, jis pasiteisina. Kiek aš leidžiu toliau tam žaidimui, tam tinklui plėstis. Vėl priklauso nuo mano sprendimo ir nuo mano leidimo savo. Kiek aš noriu tame būti. Kiek aš noriu, jeigu aš matau, kad aš įdėjau
pas mane buvo va toks įdirbis ir atidavimas ir davimas santykyje, surašau savo, už ką aš savo esu dėkinga, ką aš įnešiau iš tuos santykius. Nes visada yra imu duodu, duodu imu. Nebent tai buvo vieni į vienus vartus, bet tai buvo vėl pradinis įėjimas iš kokios energijos. Pasirašau, už ką savo esu dėkingume ir kokia tu faina, kokia tu deivė, kokia aš myliu save, aš myliu save. Ir trečia tokia skiltis, ką aš įžvelgiau iš šio santykio, ką aš pamačiau, kiek mano programų šis žmogus apšvietė, apnuogino, legalizavau, aš pati savo legalizuoju, kokios įžvalgos, kad aš jau turint kitą kontaktą su kitu žmogumi, aš jau būsiu kitokia, aš kiekvieną minutę kitokia, bet ką iš šios patirties aš pamačiau, kiek aš savęs atskleidžiau, kiek aš save pastebėjau, kiek aš save apnuoginau. Ta, perrašyti, būtinai sąžiningai, be melo savo. Kuo daugiau, kuo ilgiau meluosim, tuo skausmingiau. Ir kuo daugiau atvirumo, tuo greitesnis gijimas ir lengvumas. Ir vėl įsijungia, nesustoja srautas. Čia panašiai kaip, iš tos pozicijos, aš nenoriu tavęs prarasti, bet aš nebijau tavęs prarasti. Nes taika manyje, santykis harmonijos su savim pačia yra harmoningas ir skaidrus. Todėl palinkėjimas toksai, kad visada, kur beeitume, į šeimą, kada nuo pat gimimų, į kolektyvą darželį, į santykį, į darbą, į projektą, visada yra įėjimas. Ir visi fokusuojasi, daug dėmesio skiria tam įėjimui, bet niekas nenori, nepriima ir vengia priimti tai, kad visada bus ir šeimas. Visada. Gimimas, mirtis, projekto pradžia, projekto pabaiga, santykių pradžia, santykių pabaiga. Ir visada reikia vienodai būti pasiruošus. Neprogramuoti per įsitikinimus, per baimės, nekurti tos realybės, kurios, kada nėra realios grėsmės, kad jinai, sakykime, realizuotųsi, bet visada adekvačiai suaugusio brandaus žmogaus suvokime, visada neaišku, kuriam tai laikui duota. Ir tas laikas, kurias duotas, aš mėgaujuosi. Bet kad iki to taško daeiti ir ateiti, tai iš tikrųjų bus, sakykime, nueitas tikrai visoks patirčių ir emocijų kelias. Vieno pavyzdžio nepaminėjau, bet palieku jį kitam laikui, bus pratęsimas, nes ir taip gali būti jau per ilgai klausytis. Laukiu jūsų grįžtamojo ryšio, kam įdomu, laukiu, sakykime, asmeninių žinučių ir kam įdomu išnarplioti konkrečią situaciją pagal jūsų gimimo datą, pasižiūrėti, iš kokios energijos sukuriat. Energija turi būti neutrali. Jinai negali būti nei labai pliuse, nei labai minuse. Todėl mums svarbu išlaikyti tą balansą. Todėl kartais žmonės ilgai daug metų klaidžioja tamsoje ir reikia šiek tiek iš šalies pagalbos, kad
apšviestų kaip su prožektorium, kur va yra va ta vakloji zona, kurios aš nematau, jinai praktiškai kaip akinėja ant nosies. O nuolat fokusuojas kažkur tai toli. Tai va, šios dienos tema tokia, kada žmonės ateina ir išeina iš mūsų gyvenimo pagal tai, kokia tuo metu mūsų būsena, koks poreikis ir kiek jie pasitarnauja kažkuriam laikui. Apkabinu tave visus ir pasidariau šventę sau per save jums. Gražios dienos, mylėkit ir rinkitės eiti palei širdį, rinkitės eiti su meile, paskui meilę, iš meilės ir darykit viską per meilę. Gražios dienos.